Labadiena! Esame gavę užklausą, ar įmanoma BFT ir Zomer vartus valdyti vienu vartų pulteliu. Mūsų atsakymas yra taip ir netrukus parodysime, kaip tai padaryti. Turime veikiantį BFT pultelį, matote, LEDas dega ir turime veikiantį Zomer pultelį. Raudonas LED taip pat užsidega. Netrukus parodysiu, kaip įkopijuoti šiuos pultelius į universalų pultelį, kuris palaiko šias abi sistemas. Taigi, programavimo režimas atsidaro labai paprastai, demonstruosiu ant balto pultelio, jų yra dvi spalvos, tiek balta, tiek mėlyna. Nuspausime pirmąjį mygtuką ir 4 kartus paspausime antrąjį mygtuką. 1, 2, 3, 4. LED raudonai pradėjo mirksėti, kopijuojame BFT pultelį, spaudžiame veikiantį mygtuką. LED nustoja mirksėti, lauksime, kol jis vėl pradės mirksėti ir išleisime sisteminį kodą. LED užsidegė žaliai ir užfiksuojame tą mygtuką, kuris norime, kad atidarinėtų BFT vartus. Sisteminis BFT kodas išleidžiamas 2 viršutinių mygtukų paspaudimu. Vienu metu paspaudžiame ir LEDas pradeda degti su tokiu uždelsimu. Kas yra labai svarbu, jog šis pultelis gali prisirišti prie BFT vartų automatikos distanciniu būdu, nereikia jos atidarinėti. Tai dabar patikrinkime, be pririšimo pultelis neveikia ir dabar pririšinėsime jį. Nuspausime tą mygtuką, kur užfiksavome BFT kodą, pultelis dega ir LEDas nemirksi, lauksime, kol LED pradės mirksėti ir tuomet atleisime mygtuką. LED pradėjo mirksėti, atleidžiame mygtuką. Dabar šiuo momentu pultelis prisirišinėja prie vartų automatikos. Laukiame, kol pultelis nustos mirksėti ir joks LED nebedegs ant pultelio. Tuomet lauksime 15 sekundžių, kad programavimo režimas užsidarytų imtuve ir papildomai nieko nepridarytume. LED nustojo mirksėti, dabar palauksime šias 15 sekundžių. Tai yra rekomenduojamas laukti laikas, tiesiog, kad programavimo režimas imtuve būtų pilnai užsidaręs. Ištestuokime. Vartai atsidaro, LED dega, reiškia pultelis prisirišo. Dabar pririšime Zomer pultelį. Vėlgi, taip pat atsidarome programavimo režimą, nuspaudžiame pirmą mygtuką ir 4 kartus paspausime antrą. 1, 2, 3, 4. LED pradėjo mirksėti, paimame pultelį, kurį norime kopijuoti, nuspaudžiame veikiantį mygtuką, LED nustoja mirksėti ir palauksime, kol pradės mirksėti. Antrą kartą paspaudžiame veikiantį mygtuką, žalias LED indikuoja, kad kodas priimtas, jį užfiksuojame kitame mygtuke ir be pririšimo pultelis neveikia. Tai reiškia, kad Zomer automatikos pultelius reikia pririšinėti jau tiesiogiai į imtuvą. Imtuvas gali atrodyti šiek tiek kitaip, priklausomai nuo pačios vartų automatikos modelio, bet nuspaudžiame programavimo mygtuką ir spaudžiame pultelio mygtuką keliom sekundėm. Kai nuspaudžiame, vėlgi palauksime 15 sekundžių, kad programavimo režimas užsidarytų ir nepririštume to, ko nereikia pririšti. Pabandykime. LED užsidega. Taigi, dabar galima valdyti tiek BFT, tiek Zomer vartus vienu pulteliu. Įsigyti galite iš UAB vartų pultelis.